Mūsų podcastas šneka apie baisius dalykus, apie nusikaltėlius, įvairaus pobūdžio ir plauko. Mes dar keikiamės ir dažnai nežinom, apie ką šnekam, tai būkite įspėti. Sakyt, sakau, visiškai. Labas rytas su Lelė, geros tau klausys. Žinai, ta, kur tipo, yra Instagrame, ten, tipo, tu esi po debiliškų santykių ir tau parašo, žinai, labas, tai ką veiki? Tipo, the fuck you care? Nu, tipo, kad tu tiek nepratus, kad tave, žinai, duhindavo, ne? Ir, tipo, tu žiūri, žinai, kažkas tavimi actually, tipo, rūpinasi, žinai, kažkas domisi, ir tu, fuck off! Kas nenormalus kažkoks, žinai. Gerai, tai aš tada pradėsiu. Žodžiu, aš, kai pradėjau šitą temą ieškot ir žiūrinėt, tai aš buvau pamiršusi, ant kiek jinai yra žiauri, ir tada vidury visko nusprendžiau persigalvoti ir daryti kitą temą. Rimtai. Jo, bet aš jau buvau pusę padariusi ir deadline'as atėjo, kad mes sutarėm įrašinėti ir visą kitą, ir žodžiu, kaip, reikia naudotis progą, tai aš pabaigiau šitą, bet esmė ta, kad tiesiog jis yra žiauriai sunkus. Tai dėl to, būk įspėta. Ir aš. Ja, ir visi būkite įspėti. Tai aš šiandien pašnekėsiu apie Johnstowną. Tai angliškai Johnstown. Oficialiai liaudės šventyklos žemės ūkio projektas. People's Temple Agricultural Project. Buvusi bendruomeninė gyvenvietė, komuna, šiaurės vakarų Gajanoje, čia yra Pietų Amerikoje. Džiunglių apsuptyje. Gerai. Žinai šitą, ne? Aš žinau, patį šitą kultą žinau. Ja, vienas žiauriausių šiaip, vienas baisiausių. Jo, iš tų, kaip yra kultai, jie vis tiek yra skirstomi, ten šiek tiek, nežinau, tu apie tai kalbėsi ar nekalbėsi, ir yra tos vadinamos sekto žudikės. Tai va čia yra vienas iš pavyzdžių. Aš galvau tau pasiūlyti žaisti sektų bingo, nes aš žinau, kad tu prieš tai domėjasi šitu. Ir tu sakei, kad, kas sektą daro sektą, ką mano atmintis kaip žuvytė. Vien dėl to, kad aš ruošiausi apie tai, tai nereiškia, kad aš prisimenu. Bet galim, jo. Okay, tai va, tai žodžiu. Ne. Mano pasiūlymas yra, kad kai tu išgirsi kažką, kas yra būdinga sektom, tipo, ką jie visi naudoja, kad palaužti tą žmogų, tai bus bingo. Bingo. Čia kaip uno. Revers. Žiauriai faina, kad mes taip labai pagarbiai elgiamės, bet reikia iš šito viso didelio šūdo išspausti kažką tokio, žinai, tokio kažkaip bent kiek lengviau pažiūrėti šitą tikrai didžiulę tragediją. Pradėsiu nuo pačio to sektos įkūrėjo Jim Jones. Ką? Paties, ne pačio. Negalim sakyti pačio. Garsiau šnekėk. Negalim sakyti pačio, reikia sakyti paties. Neriek. Pradėsiu nuo paties Jim Jones, kuris gimė 1931 metais Indianos valstijoje, mažame miestelėje vadinamu Creep. Jau daug žadantis. Jis gyveno neturtingų ūkininkų šeimoje. Neturtingų ūkininkų šeimoje, kurie buvo sudūrę galą su galu, o tėvas dar buvo ir karo veteranas ir turėjo visą puokštę problemų susijusių su tuo. Mama turėjo rūpintis ir namais, ir vaiku, ir dirbti. Kaip neįprasta. Ja. Bet žinai, pirmas pasaulinis, ta prasme, tiesiog atsitiko ir žmonės nekalti buvo dėl to. Bet aišku, nekalti ir vaikai. Pirmą kartą Jim susipažino su religija, kai kaimynė jį nuvedė į kažkokias mišias pavadinimu Pentecostal Church, kuri irgi buvo kažkas, irgi sakau, bet nes pašnekėsim apie kultą, tai irgi kažkas buvo panašaus į kultą, bet ten jis pirmą kartą pajautė, kad jis kažkam priklauso, kad jis yra priimtas, nes šiaip jis buvo pakankamai... Bingo. Pakankamai uždaras, keistas vaikas ir kiti jo šalinasi, kiti vaikai matė Jim kaip, tiesiog toksai, žinai, žodžiu, nepritapo ir dar jisai patapo apsėstas religijos. O nežinai, jisai turėjo sutrikimų iš medicinos?
pusės? Ne, nepasakyta nieko. Ne. Jis jau paauglys pradėjo laikyti mišes ir gatvėse sakyti pamokslus. Žodžiu, tai, kur, žinai, bulvių maišą užsideda ir tipo, dandisnir. Tada jis sukūrė savo religiją. Nu, jam netiko kažkokios, žinai, ten tipo ta krikščionybė ar kažkas, jis sukūrė savo. Bet Nes taip ir vyksta dalykai. Sure. Bet jis buvo ne pagal metus subrendęs, apsiskaitęs, protingas, daug šnekėjo apie socialinę izoliaciją, kas tuo metu Amerikoje labai rezonavo su juodaodžiais, nes pas juos buvo tas visas judėjimas dėl pilietinių teisių, visa kita, vis tiek ten pas juos ta didžiulė segregacija buvo. Tai čia toks bingo, dėl to, kad turime tie lyderiai sektų, jie privalo būti geri psichologai. Tai jie privalo atliepti į tos masės, kurią nori pritraukti poreikius, pataikyti tą jautrę vietą, žinai, ir suteikti jiems atsvarą kažkokią. Ir jisai buvo, tam tikras revoliucionierius, žinai, šituo atžvilgiu, tai papasakosiu, kodėl. Jis vedė 22 metų merginą vadu Marceline. Kiek jam pačiam? Irgi kažkas ten aplinkui. Tada nebingo. Dar kol kas. Tada jie įsivaikino 3 korėjiečių Amerikos vaikus, 1 indėnų kilmės vaiką, 1 baltąjį, turėjo 1 biologinį sūnų. Čia kaip Angelina Jolie. Tai va, sakau, iš revoliucionierius buvo. Ir tada įsivaikino 1 juodaodį vaiką. Ir realiai tai buvo vos ne pirmas kartas istorijoje, kada baltųjų šeima įsivaikino juodaodį. Ir jie buvo labai diskriminuojami dėl to, ten gatvėse, žinai, ten visi ten švilpė jie. Čia pareiškimas toks. Tai, žodžiu, jisai visą laiką tą lygybę, jisai nuo pat pradžių, žinai, sakė, kad lygybė, visi, nesvarbu, žinai, tavo spalva, svoris ten, žinai, ūgis, dar kažkas, tipo, visi lygus. Tai jisai susidomėjo socializmu, kad visi lygus ir skleidė visą tą. Ir visi lygus Amerikoje, tai reiškia ir labai daug juodaodžių pritraukė. Tai jisai galiausiai sukūrė bažnyčią pavadinimu Community Unity, labai geras pavadinimas, ir kvietė visus būti pirmaisiais mišrių rasių bažnyčios nariais, kas, sakau, jisai absoliučiai revoliucionierius. Jis buvo modernus, bažnyčioje dainavo, naudojo gatvės slengą, dėvėjo aviatorių akinius, jis visai, kad dėvėdavo tokius aviatorių stiliaus akinius, net ir viduj. Buvo toks serialas apie kunigą irgi, nekreipdėmėsi, tiesiog prisiminiau iš karto tokią asociaciją. Man rodos, į žudiką buvo irgi. Buvo puikus oratorius. Vėliau prasidėjo vieši žmonių gydymai. Kas yra mano atveju yra bingo. Tiksliau, ne mano atveju, mano nuomonė yra bingo. Tokie išgydymai pritraukdavo pažeidžiamus, praradusius viltį žmonės, jie atiduodavo visas savo santaupas. Va čia bingo. Nes ieškojo, jie atiduodavo visas savo santaupas, ieškodami vaistų, išgijimų, ir netgi jiems gal iš tiesų laikinai pagerėdavo po tų seansų, nes yra tokia teorija, kad jie nuoširdžiai tuo tikėdavo, kad jie ateis ir išgis. Ir tada kūnai prisipildydavo endorfinų ir jiem laikinai pagerėdavo, ten jau tikrai sergantiems žmonėms. Ir taip jie išgydavo kabutėse. Jim tuo metu neturėjo pinigų ir jis pagalvojo, kad tokie gydymai yra geras būdas užsidirbti arba, kitaip sakant, uždirbti pinigų jo kuriamai bažnyčiai. Tuo metu jam buvo 24 metai. Tai žodžiu, jaunuolis visiškas. Ką tu 24 metų darai? Buvau baigus studijas. Jau baigus? 24, taip. Aš tai 25 tada baigiau. Nes aš... Ne, bakalauro 2 baigėm. Tai buvo 212, mes 28 įstojom. Tai 4 metai bakalauras. Tai 22 tada mums buvo. O čia 24. Tai, bet aš jau buvau vis tiek baigus ir 24, 26. Tik ką baigus studijas, aš galvoju, turėjau. Ir ką dar buvai pasiekus? Dar šį bei tą. Gerai, nesikabinė. Aš 24 studijavau magistrą ir gali būti, kad jau dirbau bare. Nepamenu. Aš savo ūkį buvau pradėjus. Jau? Taip. Taigi iš karto daugiau pasiekus. Daug tikrai, kaip Jim, aš tikrai ne kaip ne Jim. Gydžiau, tik tai savis. Bet kaip jis darydavo tuos stebuklingus išgyjimus,
Tai prieš mišias jis slapta klausydavo, ką šneka žmonės, arba naudodavo tą informaciją savo gydymams kabutėse, arba nusamdydavo žmonės, kurie tai darydavo už jį, tai paklausydavo. Jis kabutėse išimdavo auglius iš žmonių, kas realiai būdavo ten vištos dalis kažkokios tai. Arba nusamdyti aktoriai vaidino neįgaliuosius, kurios taiga pradėdavo vaikščioti, ten panašiai. Nu, žodžiu, daug ten tokių istorijų buvo, nesiplėsiu, žinai. Tokie performansai greit išpopuliarėjo ir pritraukė daugybę žmonių. Bet kodėl? Čia aš tiesiog piktinas. Nu, žmonės, ar jūs tokia durne, ar kas jums yra? Nu, tai pritraukia daug. Nu, aš žinau, kad tu labai nori, bet geriau, nežinau, gerk rūpužių ten tuos nuovirus, žinai, nu, jo, išėma gauglį. Nu. Bet supranti, čia dar pridėk tą, kad tu priklausai kažkokiai bendruomeniai. Nu taip, aš suprantu, man smegenų plovimas yra labai sudėtingas suvokti, todėl kad, nu, kur jūsų kritinis mąstymas? Jo nėra, suprantu, bet vis tiek. Nu, anksčiau dar to interneto nebuvo. Na, aš mėgstu piktintis gerai. Ne tiek apsišvietę, sakau, dar tas, kad tu priklausai, žinai, kada, supranti, ta visur diskriminuoja, čia nediskriminuoja toj bažnyčiai, tada dar stebuklai, tada esi puikus oratorius, žodžiu. Nu, aš į ją jos nuotraukom tikiu, tai jo, iš kitos pusės. Kas netiki šiais nuotraukos. Kai jau pritraukė daug žmonių į savo bažnyčią, Jim sumažino stebuklingus gydymus ir susikoncentravo į savo skleidžiamą misiją. Pasakodavo apie lygybę visiems, kad reikia atsisakyti savo žemiškų turtų, išgydyti visuomenę ir jis pasisakė už kabutėse visišką lygybę. Nėra turtuolių vargšų, nėra rasinės nelygybės, kas man atrodo čia yra Amerikoje labai svarbu tuo metu. Nu, turtai tai tiesiog, žinai, tipo... Komunistas. Visiškai. Bet, kai nebeliko stebuklingų išgijimų, sumažėjo ir pasiekėjų skaičius. Follow, nedeko. Kas, nu, jam netiko ir jam buvo skaudu dėl to. Ir jam liko maža saujelė žmonių ir su ta saujelė žmonių jis nepasies tiek daug, nes jam reikia daug žmonių. Jisai, dar priedo, žinai, labai tikėjo pats tuo, ką sako, žinai. Ne tai, kad man ten, žinai, reikia 10 žmonių, kurie ten man tarnaus, aš ten su jais ten pisos, nežinau, ar kažką, žinai, ir taip man pofik, žinai. Bet ne, jam reikėjo masės, jam reikėjo daug. Tada Jim išrinko naują vietą bažnyčiai, Eureka, Kalifornija. Eureka. Čia miestas? Tipo ten bus Prekybcentris. Tipo ten bus saugiau, viskas, nes viskas... Kalifornijai. Saugiau negu kuris ten prieš tai buvo. Kaime kažkokia, matai. Ne, jisai po to kažkur persikėlė. Jis Indijanoj, man rodos, bazavosi, nebūtinai tam mažam miestelis, ten galbūt kažkur kitur buvo, bet nusprendė, kad tipo reikia varyti į Kaliforniją. Nu, bet tai man vėlgi atrodo, kad čia yra dar vienas bingo. Jis surinko iš Indijano žmonių tos valstijos ir tada jos reikia izoliuoti, ne? Nes taigi tos žmonės, kurie yra sektojai, tipo, jie ten pradeda savo šitiem sutuoktiniam ir tėvam ir panašiai, žinai, sakyti, kad aš visą savo turtą perrašysiu, pažiūrėk, koks jis nuostabus, jie pradeda pirštą sukiot prie smilkinio ir tada daug atkalba, ne? Bet kai tu izoliuoji, išvežė yra biški kitaip. Tai čia yra dar vienas, man rodos, toks stepas, žinai, kas yra sekta, tai izoliuot žmonės. Jo. Tai va, tai išrinko naują vietą, tipo ten bus saugiau, viskas labai baisu ir dar jisai pradėjo sakyti, kad artėja branduolinis karas, kas buvo Bingo. Kažkokiu būdu turi būti pasaulio pabaiga. Jo. Kas buvo pagrįsta, nes vyko šaltasis karas tuo metu. Tai, nu, mes visi žinom, kad ten, žodžiu, buvo visokių istorijų. Galiausiai 15 mašinų kolona pajudėjo į Kaliforniją, kur Jim buvo nupirkęs žemės naujam gyvenimui. Tada žmonės toj žemėje pastatė bažnyčią, pradėjo užsiimti gyvulininkystę, sodininkystę ir panašiai, vykdavo mišios, kurių metu Jim toliau skleidė savo skėdalus. Taip esu užsirašęs skėdalus. Prasidėjo prasidėjo tada taisyklės, nes jau visi gyvena kartu, tipo, nes anksčiau tai tiesiog eidavo į mišias. Ja, komuna, žinai, dabar jau visi gyvena kartu. Dirba panašiai. Visi sekėjai turėjo vadinti Jim tėvu arba tėčiu. Yes, daddy. O jo žmona mama. Čia šitas, žodžiu. Uždraudė seksą. Kodėl? Kaip savanaudišką dalyką. Kas, aš nežinau, ar tai yra labai stupid šiaip. Nu, negaliu sakyti, kad aš užsiėmu seksu dėl nesavanaudiškų paskatų, bet... Ne dėl gyvūnų gerovės, tikrai. Nekovoju taip su... Pasaulio klimato kaita. Jo,
tai sakau, čia nėra visiškai. Okay, bet ir jam negalima. Klausyk. Bingo. Aš skorinu. Visiškai laimė. Gausiu saldainį po to. Sure. Uždraudė seksą kaip savanaudišką dalyką, kuris dar ir blaško žmonės. Kas yra visiškai tiesa. Seksas tikrai blaško. Nu, žinok, mane blaško, kai aš jo negaunu. Ilgainiui įpranti. Tas skaudus prisivirkimas. Ašarytė nubėgo. Bet tada išlindo, kad Jim yra homoseksualus, pasirodo. Nors jis oficialiai homoseksualams nepritarė, bet buvo areštuotas už bandymą užsiimti seksu su po priedanga dirbančių policininkų. Kaip ir Dorotėja. Pameni? Jim, aišku, kaip jis labai gerai paaiškino. Bet to prasme, palauk, ką tais laikais policininkai po priedangą darydavo? Būdavo tam tik mylėdavosi su visais? Ne, anksčiaugi būdavo, būt homoseksualiu buvo nusikaltimas. Gaudydavo. Ta prasme, tiesiog, čia būdavo nusikaltimas. Bet tu turi norėt biškį pagaut tokį. Man rodos būdavo kvotos tam tikros, kiek turi narkomanų sugaut, kiek turi prostitučių sugaut, kiek turi homoseksualių sugaut. Bet jeigu tu visiškai neturi polinkių ir tau sakys, čia dabar turėsim biškį. Ne, jeigu žinai. Ir takytę, tai tavegi pykintų jau ten. Jeigu ten ateisi. Tai ne, žinai, tu turi, važalėlį. Aišku, žinai. Bet čia, gerai, čia nesiplečiam šitą. Jim aiškino, kad jis čia tik bandė į doros kelią atvesti paklydusią sielą. Ir dėl to jis buvo tam kino teatre ir bandė suvilioti tą po priedangą dirbantį policininką ir pabandyti ten ar pačiulbybę, ar kad jam pačiulbtų. Šitas labai geras. Jim... Aš tiesiog... Ne, jam reikėjo kažkaip aiškinti, nes tos, visi sužinojo, kad jį suėmė. Tai jisai turėjo kažką pasakyti. Tai jis pasakė šitai ir jisai dar pareiškė, kad visi yra homoseksualūs, išskyrus jį, jis vienintelis tikrai heteroseksualus žmogus planetoje. Aš tai dar sakyčiau, kad čia yra bingo, kad aš esu kažkuo išskirtinis ir vienintelis, o visi kiti yra kažkuo vienodi. Toks sektos bingo. Šiek tiek labai minimaliai prieštarauju, todėl kad šiaip ten, kiek aš prisimenu pagal apibrėžimus, yra, kad ne tik jis vienas, bet ir jo pasiekėjai. Jie yra aukščiau likusios visuomenės. Taip, bet jis vis tiek aukščiau. Ne, jis tai... tai va. Daddy. Jis yra daddy. Tai, bet, žodžiu, įmanti tą, nes tikrai po to ten jisai šnekės ir apie tai, kad jie čia yra, išskirtiniai ir visa kita. Visi, bet jisai yra išskirtinesnis. Tai jisai yra išskirtinesnis, lakas vienintelis... Yra lygus ir lygesni. Taip, jis tikrai vienintelis heteroseksualus, visi yra, žinai. Tai va, bet, žodžiu, jisai kaip ir suprato šitą pamoką, kad savo veiksmais jis vos nesugriovė savo reputacijos, apskritai. Taip, ir tada jisai nusprendė, kad seksas tik sektos viduje. Aš jau vadinsiu sektą dabar šitą darinį. Jau leidžiu. Visiems bendrai pareiškė, kad seksas su juo padės pasiekti nušvitimą, ar ten priartis prie dangaus ar kažkas, bet jis to nenori. Jis nenori su visais seksu užsiminėti, bet jis pasiaukos dėl didesnio gėrio ir permiego su savo bažnyčios nariais. Prie širdies tiek. Tarsime, jo žmona turėtų apsiverti iš laimės. Toks vyras, kuriam rūpi bendruomenė, tiesiog. Super. Auksas, ne žmogus. Atsirado pirmas sūnus, kurį... Beje, sakiau čia bingo, ne? Ne, nesaky bingo. Tai va, bingo. Atsirado pirmas sūnus, kurį Jim užstatė savo, nenoriu vadinti meilužėm, nes, klausimas, ar ten meilužės ar ne, ta prasme. Jisai turėjo savo ten tą ratą, ir vėliau turėjo ten artimiausių, bet klausimas, kiek buvo išmanipuliuojama, kiek iš tiesų jos pačios norėjo būti to meilužėm, tai, žinai. Tai... Tasme, jom jau praplauti protai, jeigu pasakė, kad mylėtis galim tik su juo, tai jos tai sako, kad wow, turiu menį, bet tai vėlgi tai yra manipulacija, tai yra, prievarta gali būti. Tai sakau, aš nenoriu, nenoriu vartoti to meilužės bendrai, nes tikrai galėjo būti, verčiamas, tiesiog neturėjo kitą pasirinkimą. O kaip, pavyzdžiui, atsistoti ir išeiti? Žinai. Bet tai yra sekta, jie pardavė visus savo, ta prasme, taip, jie neturi kur grįžti, jeigu taip, žinai, jie metė darbus, pardavė visus namus. Tada dar, gerai, aš šitą dar vėliau, šnekėsiu, bet, turiuomenį nėra taip paprasta, žinai. Vienu metu ten, ta prasme, nubirėdavo, visai, kad vienas kitas žmogus nubirėdavo, žinai, kažkokia grupelė, žinai, panašiai, bet nebuvo taip paprasta nubirėti.
Tai po to Jim pradėjo jau, aš užsirašiau, pistis kaip triušis, buvo sudaryti kalendoriai, kada kur kas, tarsi kas miega su juo ir jo ten turėjo artimiausią ratelį žmonių. Mytas. Jis turėjo artimiausią ratelį, tipo, savo tų, nes tos... Favoričių? Ne tik favoričių, bet turėjo, tipo... ten kažkokį gydytoją, kažkokį, ten, nežinau, 10-11 žmonių, kurie buvo, kaip ir kartu su juo valdžioje. Ne, jis buvo valdžioje, bet tada buvo tokia žemesnė valdžia ir tada, žinai, peasants. Ne? Prezidentai irgi turi savo asmeninius gydytojus, patys pasiskiria. Tai, okei. Tai, žodžiu, tas vidinis jo ratelis ten vadino sekso kalendorium, žinai, ten tą, žinai. Tada buvo sukurti rekrūtinimo autobusai keliauti po šalį naujų narių ieškojimų, nes reikia naujų žmonių, žinai, reikia babkių, reikia visko. Jie keliavo po kitas valstijas, žmonės tiesiog palikdavo darbus, parduodavo namus, tiesiog sėsdavo į autobusą, išvažiuodavo, žinai, tai. Iki kiek tave turi būti užpyp tavo darbas, kad tiesiog, žinai, eini pietauti ir jump in. Okay. Bet kaip tu, tarsi, ant kiek turi ten šnekėti, ant kiek turi, Žinai, ir šnekėti ir atliepti tavo poreikį. Ir sakyti, hei, mūsų čia tokių daugiau, žinok, ir mums žiauriai faina. Ir tu tada, why not, jolo. Jo, bet, tai aišku, kad tu nesupranti iš dabartinės savo pozicijos. Jo. Čia šitas sunkiausia, žinai. Jo. Tai vat, ir žmonės būdavo perkeliami į barakus, gaudavo po $5 savaitį būtiniausiams pirkiniams, maistą ir darbą. 73 čia jau buvo apie 2,5 tūkstančio bažnyčios narių, bažnyčios sektos. Jos visus reikėjo sužiūrėti, aptarnauti ir čia pat dirbo tie patys žmonės, žinai, ten skalbti, ten gamint valgyti, panašiai. Dar vienas bingo, laiky žmonės nedamiegojusius, neprimiegojusius, neišmiegojusius. Dar kartą man pasakyk prieš dėl ir nutrauksim podcastą. Aš žinau, kad negalima, bet kartais taip jisai tinka. Neišmiegojus. Neišmiegojus, jau. Miego deprivacijų, lengviau. Trūkume. Kai kurie darbuotojai girdavosi, kad dirbo po 20 valandų per parą, žinai, bažnyčios labui. Jim reikalavo aukoti pinigus, imdavo pinigus iš valstybės už tuos, kuriais, kabutėse, rūpinosi. Jisai vaikus paimdavo iš visokių prieglaudų, senelius visokius. Ir valstybei nekyla klausim, kad ten 3000 žmonių. Bet aš tiesiog taip įsivaizduoju, kad, žinai, mane į tokią sektą kažkokiu būdu įtraukta ir tipo... Sakytų, aš, žinok, dirbu 20 valandų. Sakyčiau, durnas tu. Pasim dar mano 10, prašau. O ten, tipo, kad tu, kadangi dirbi, tai tu apsivalai, tu čia didesniam gėri, žinai, panašiai. Žinai. Darbas gyda, žinau. Ir tai ten rūpinosi senukais, vaikais, kabutėse rūpinosi, nes jiems duodo maisto, dažniausiai konservuoto ir dėvėtų rūbų. Ir, tipo, laisvas. Ne, ponė, mes savo norų dėvėtus rūbus perkam, tai komon. Matai, čia nelygis yra dėvėti rūbai. O vakar avinžinius iš konservų paėmė. Tai nelygis konservuoti. Ne, tu negali visai katuomis, tai čia tai faktas, bet dėvėti rūbai zaibys. Humana patava. Kalbant apie Humaną, ot ir ne, nežinau, tu neradai, kai domėjasi, bet Humana buvo priskirta prie būtent kulto /sekso /sektos. Yra lietuviai, kurie dalinosi irgi savo patirtim tenais, kaip jie išvažiavo, žodžiu, ten netaip lengva, turiu omeny, kad Humana tai yra ne tik apie šitas rūbus, bet jie daro ekspedicijas, pavadinkim tai, ten į Afriką, tarkim, taip toliau, žinai, savanoriškas tokias. Ten padėti pasauliui geresniam tapt. Žodžiu, kiek ten pasaka, kad jie būdavo lygiai taip pat, žinai, iš esmės ten labai prastose sąlygose gyvendavo, praktiškai negaudavo pinigų, bet jie turėdavo paimti ten, pavyzdžiui, Humanos tokias knygutes ir jas parduoti po $20, pavyzdžiui. Tai, aišku, viskas vykdavo ten kitose šalise, čia ne Lietuvoje, žinai, bet iš Lietuvos lygiai taip pat išveždavo. Prieš tai būdavo jie apmokami ten kažkiek laiko ir taip toliau ten. Bijau dabar pameluoti, ar 10 mėnesių, ar 9, kažkas tokio trukdavo tas kursas, po kurio tu galbūt jau išvažiuoji, bet tau niekas nesako, kiek tu tam pinigų turi surinkti, žinai, kokiam tikslui, žinai, ir taip toliau, ten, visi, kas sakė, sako, jo, ten buvo visiškas sekta, tiesiog, žinai. Tai čia reiktų galbūt, kas nori pasidomėkit plačiau, bet jo. Šiandien dar klausydama kito podcast'o išgirdau, kad yra toks dalykas kaip kažkokia TikToko sekta, kur šoka šokius, nežinau, neguglinau, bet ta prasme yra dokumentika paleista. Aš žinau, kad TikTokas kai kur yra uždrausas jau tai. Bet turiu menį, žodžiu, neįsivaizduoju, kaip gali būti TikToko sekta, kur
verčia šokti ir tada filmuoja. I don't know how that works, bet tipo, jo, it's a thing. Tai žodžiu, mes čia žvengiam, kad kaip jie galėjo, žinai, bet ne, gali iki šiol dar. Tai va. Jim jau senokai vartojo amfetaminus, kad būtų kabutėse aštraus proto. Ilgalaikis vartojimas aštrino jo paranoją ir jis vis dažniau pasako apie priešus ir susidorojimą, kad čia, žinai, viskas ateina jau. Tai prasidėjo kabutėse atakos prieš bažnyčią ir patį Jim Jones. Tai jį pašovė, tai koks molotovo kokteilis buvo numestas ir panašiai, žinai. Tai buvo didinama baimė, paranoja ir Jim turėjo pretekstą apsistatyti asmens sargybiniais. O jį pašovė? Ne. Kas nors? Ne. Ten buvo taip, kad tipo, vieną kartą jis nukrito ale pašautas, ten, žinai, čia dėmė atsirado marškinių, tada jį išnešė ir tada jis grįžo jau... Tai jis inscenizuodavo iki tiek? Taip, tada jis grįžo jau tipo, žinai, aš čia pasveikau, nes aš esu dievas ir na. Ir manęs čia niekas nenužudys. O jis genetiškai su putka nesusijęs, ne? Ten, kuriuo putka iš tų 16? Tuo didžiuoju dabar, kur ant meškų jodinėja. Bet, tipo, tai žodžiu, jį ten pašovė, išnešė, gražino, jis ten maždaug, va, žiūrėkit, aš čia nenugalimas ir panašiai. Ir tada jis nusiėmė tos marškinius su ta, žinai, dėmė, ten, tipo, kraujo ir pakabino kaip vėliava. Ir žmonės tą faktą, kad ten nėra kulkos skylės, tiesiog nusprendė ignoruoti. Nu, tiesiog spektakliai. Žinai. Anksčiau balkonuose kabindavo irgi tokias paklodės su kraujo dėmėm po pirmos nakties. Jo, aš tą girdėjau. Jo. O dar Amerikoje ten, jeigu koks nors serijinis žudikas, tai būtinai šlapindavosi į lovą, kaip buvęs vaikas, ir tėvai žiauriai žemindavo jį ir, pavyzdžiui, su tipo skaičius, kad ta šlapės paklodės kabindavo lauke, kad visi matytų. Nu, tipo, kaip tu gali taip vaikui daryti? Nu, nes gerai, tipo, kad jį išauklėtų, kad jis nebesisiotų į lovą. Čia tokia auklėjimo priemonė buvo. Jo. Bet čia, čia ne apie tai. Tai žodžiu, tai jo, jį ten, žodžiu, visi čia, they're coming to get me. Sektos nariai kartais norėdavo pabėgti arba grasindavo, kad pabėgs, ir Jim rado vieną iš išeičių tam. Visi vyresni nei 11 metų turėjo pasirašyti apačią tuščio balto lapo, kuris jei reikėdavo galėtų virsti kokią nors išpažintimi, dokumentų, savižudybės rašteliu ar panašiai. Nedurnas. Dar, kad žmonės negalėtų pabėgti. Durni tie, kurie taip darė. Jiems nebuvo pasirinkimo, ta prasme. Taip. Apsistato sargybiniais, priverčia, žinai. Nu, bet žodžiu, čia esmė ta, kad čia klausyk visumo, žinai, čia neimk vieno fakto, nes čia dar, žinai, daug ką pasakot, ta prasme, kaip jie gyvena tenai. Ne, bet čia genialu, su to tuščiu lapu rimtai, kai tu jau visiškai valdai tą masę, jie nebeturi kur trauktis, kur dėtis, jie negali tiesiog šit, nes čia ir dabar tave tada eliminuos. Wow. Tada dar, kad žmonės negalėtų pabėgti, šeimos apskritai buvo išskiriamos. Juk nebėgsi be savo artimųjų, ne? Vaikai buvo ten kažkur į kažkokį darželį, žinai, uždaromi vieni į vieną krūvą. Tada žmonės apskritai buvo atidavę savo turtą, atlyginimą, nelabai turėjo net ir iš ko bėgti. Žmonės buvo išskiriami, sutuokiami taip, kaip nori Jim. Tarsi tiesiog šeimos skaldamos ir sukūriamos naujos. Tiesiog. Skaldyk ir valdyk. Jim tada priėmė sprendimą persikelti į San Franciską, dabar nebelabai prisimenu kodėl, bet gal ar verta gilintis, ta prasme, jo ten, žinai, nupirko daugiabutį. Nes ten buvo San Francisco raganos. Jis buvo vėliau. Nupirko daugiabutį. Nupirko daugiabutį, butus esančių šalia ir sukimšo ten žmonės kaip silkės. Tai jis jau čia pinigų taip turi, jeigu gali taip kalt nekilnojamo turto. Jop. Nu, tai tenai, kur prieš tai, kuris buvo, ten jau 2,5 štangė žmonių gyveno. Tai, žinai, atidavė savo visus turtus, netgi kai kurie, pavyzdžiui, dirbdavo išorėje, ne, ir neždavo savo čekius. Nu, visaip ten būdavo, žinai. Sukimšo ten žmonės, Jimis sakydavo savo sekėjams palaikyti vieną ar kitą politiką, kuris buvo Jim draugelis. Kad, pavyzdžiui, kad apskritai jo, neliestų, ne? Nes, tarkim... O tu kaip jis prasimušė tos aukštesnius sluoksnius? Jis nebuvo durnas visų pirma ir jisai pastebėjo. Ar ir politikai ateidavo? Tai vat ką pastebėjo, kad gatvėse, demonstracijose ir panašiai, ta prasme, jis tiesiog išsiųsdavo krūvą savo sekėjų kartu, žinai, tu toks saibys politikas esi, ten eina, žinai, kur ten vyksta debatai ar kažkas, ne?
kadangi sektoriui buvo daug skirtingų amžiaus, spalvų, formų žmonių, tai atrodė, kad tą politiką palaiko visi. Jo. Eik, tu vaikų tai. Ir maži, ir dideli. Man jau patinka. Nu, ir greitai politikai suprato, kad laimėti rinkimus jiems gali padėti tas. Ir tada, pavyzdžiui, jisai, nors oficialiai tai neaišku kokią religiją, bet jisai nemokėjo mokesčių, nes tipo bažnyčia ir panašiai, tada jo ten mažiau. Aš buvau tik krikščionis, tik tai jis nemoka? Ne, jeigu įsteigi bažnyčią, gali nemokėti. Aš to įsteigsiu bažnyčią. Tu makaronų garbintojų. Gėlių bažnyčia. Aš būsiu to sekėja tada. Gerai. Rododendrai. Bet, žodžiu, politikai greitai pastebėjo, kad jeigu jie bus malonus Jim Jones, tai jie tada, jiems geriau seksis politikoje, ta prasme, tokia iliuzija padarys, kad jos sudarys, kad jos palaiko ir panašiai. Žinai, kai mes dabar retrospektyviai žiūrime visą tą ir matosi, kaip dedasi viskas, jau tai matos, kad eina labai blogai. Bet aišku, tuo metu tai nesimato viską. Jo, tai čia sakau, aš apie, čia nebūtinai, aišku, chronologiškai, bet ir kartu daug tų dedamųjų dedu, kad, tiesiog pavaizduot, kad tai nebuvo vienas dalykas, kad kur atėjo, žinai, žmogus pašnekėjo dievulis, Zaibys ir visi, Zaibys 2,5 tūkstančio subėgo. Ne, buvo labai daug tokių, manipulacijų aplinkui ir būdų galų galiai išlaikyti tos žmonės. Ne? Tada pamažėlė Jim pradėjo stumti religiją lauk ir kalbėti vien tik apie savo tikrąją aistrą, tai tą socializmą. Aišku, jis nevadino to socializmu, jis kaip lygybė visiems, ar kaip nors kitaip gražiai, ir jis pas galiausiai pasivadino Dievu. Jis yra, žodžiu, nėra Dievo, aš labiau patiko Daddy. Aš tikiu. Taip, tada vis laiks nuo laiko atsiskirsdavo kažkokie bažnyčios nariai, pabėgdavo dar kažkas. Sugebėdavo galų galiai ir artimieji juos ištraukti. Suprantate, jie... Jo, nes traukdavo. Taip, nes vis tiek, suprantate, žmonės ne tai, kad visiškai šeimom išvažiuodavo, likdavo tėvai, galų galiai kartais be sutuoktinių, žinai, kažkas išvažiuodavo, vaikus palikdavo, dar kažką, ne, juos ištraukdavo. Tai ką Jim darydavo? Apie kurios mes šiuo metus jau dabar kalbam, jau kiek praėjo? Tai čia yra apie 70-ieji kažkas toks, 70-ųjų pradžia kažkas toks. Tai ką Jim darydavo, jisai, žodžiu, jeigu žmogus ten pabėgdavo, kažkaip sugebėdavo, visą kitą, būdavo absoliučiai užbombarduojamas skambučiais, laiškais, grasinimais. Jisai, jeigu ten įsidarbindavo, tai ten darbo vieta būdavo užbombarduojama, kol vos negaliausiai tą žmogų ten, suprantate, atleisdavo ar panašiai. Žodžiu, žmonės buvo tragiškai bauginami, kad jie tylėtų. Visiškai paimti į rankas. Kad jie tylėtų. Tai nebuvo taip, kad, aišku, matyt, pavykdavo ir pristraukti kai kurios atgal ar panašiai, bet iš esmės tie, kurie pabėgdavo, jie dažnai tiesiog ir po to bijodavo, ką nors sakyti, tiesiog džiaugdavosi, kad pabėgdavo, nes jos terrorizuodavo, nepalikdavo ramybėje. Čia tu turi kraustytis labai toli. Kas toksai? Kraustytis labai toli, jeigu nori, kad tavęs nebepasiektų. Jo, bet reikia babkių, sakau, žmonės pranegi viską atiduodavo. Bet, blema, žinok, aš peškom eičiau. Man koks skirtumas, ir aš nueisiu tos, nežinau, bet jeigu tu turi kokius, žinai, senus tėvus, vaikus, dar kažką, žinai. Žodžiu, viskas yra komplikuota, bet turiu omeny, kad čia dar viena dedamoji, kad jisai... Jo, aš kalbu iš savo pozicijos, kaip pakankamai stiprus žmogus, žinai, o yra žmonės, kurie, blema, tu buvai sektoriuje, faktas, kad tu pažeidžiamas. Jo. Tu neturi ten tų įgūdžių ir visą kitą, aš dūmaš, kodėl tu taip. Tada, kas dar būdavo, tai būdavo, dabar jau nebežinau, ar čia galima sakyti mišiom, tipo, kai visi susirinkdavo ten kažkokia ten tvartą, ar ten kaip pavadinti, žinai, kur ten jų ten, žinai, kurie gyveno. Ir būdavo, tipo, tokios nemišios, nes jisai kaip ir pasisakė, kad Dievo nebėra, bet, žodžiu, jisai sakydavo, žodžiu, susirinkimas, toks vykdavo susirinkimas. Ir susirinkimai būdavo absoliučiai privalomi. Ir kartais jie... Čia kaip Zoomo mytai, sorry. Tik Zoomo mytas namie sėdi ir kavą geri, žinai. O, žodžiu, tenai jisai sakydavo savo ten tas visas, ten rentindavo panašiai, žinai, dar nepamirškas, narkotikus vartodavo, pradėdavo kažkokį šūdų šnekėti, žinai, dar kažką, toks. Bet ką jisai dar darydavo, tai jisai bausdavo nusižengėlius. Nusižengėlis nusižengti galėdavai įvairiausiai. Nuo to, kad, pavyzdžiui, jis pasipis su kažkuo, su kuo tau nederėjo, nes taigi tave sutuokė su kuo nors kitu, ne? Arba ten rūkiai kur nors už kampo, ar kažkas. Žodžiu, aikise. Baudžia čiūvas, kuris amfašnioja. Okay. Tai niekas nerodo, kas tai. Ne tai, kas užlipa ant scenos. Ar kaip šlampa daro, aš nežinau. Aš taip pagalvoju, kad šniojame, gal to geria, nežinau. Taip Koldraksą vandenį išsitirda. Nežinau, iš tikrųjų aš irgi. Ne, rūkos, ne. Gerai, nesvarbu. Jo. Nesidaryk gėdos prieš narkomanus. Atsiprašau.
Tai gerai, surimtėjom biškinį, šitą dabar bus nelabai gerai. Tai žodžiu, yra kažkokie nusižengėliai, ne? Net nenusidėjėliai, nusižengėliai. Jie būdavo pakviečiami į sceną ir, pavyzdžiui, visi likę salėje turėdavo rėkti ant jų visokius įžeidimus, ne? Tu toks, tu anoks, ten rėkė, žinai, ten visą kitą. Prasidėjo plakimai su diržu. Tėvai, pavyzdžiui, turėdavo plakti savo vaikus. Mažesni vaikai būdavo uždaromi tamsiam kambarį, kur įrašytas balsas jiems sakydavo, aš esu mėlynakė pabaisa, aš tave pačiupsiu. Absoliučiai trauma. Mane uždaryk tu tokiam ir aš išpratėsiu. Visam gyvenimui trauma. Vaikai buvo kratomi elektrą, suaugusieji buvo priversti mušti vieni kitus, kaip bokso mačai kažkokie darydavo, ir jeigu tu negalėdavai mušti atgal, tave tiesiog tranko ir viskas. Ir dar šitas yra po visų bausmių, Jim apkabindavo auką, sakydavo, aš tave myliu, tu dabar stipresnis, aš galiu tavim labiau pasitikėti. Ir auka į mikrofoną turėdavo atsakyti, ačiū tėve. Yra šitas bingo niuansas labai, ypač kas liečia skausmą, nes matai, čia gerai, čia yra, bet nežinau kaip su to boksavimus, ar ne, bet jeigu tu sukeli aštrų, trumpalaikį, bet vis dėlto aišku išliekantį skausmą, ta pati liniuotė per nagus, ne? Rimbas koks nors. Kerta labai stipriai, žmogui žiauriai skauda, o po to ateina toks vos ne ekstazinis palengvėjimas. Tiesiog fiziologiškai tai yra normalu. Ir tada tu galvoji, skausmas apvalo, tas dievas arba dedi geriau žino iš tikrųjų, man to reikėjo, aš ten avelę nusidėjus taip toliau ir viskas, ir tu tada iš viso dar labiau pameti protą. Čia toks truputį kūno ėjimas prieš mus, tarkim, bet Aš tai iš kitos pusės žiūrėjau, nes, galvojau, kad, ta prasme, tau, bent jau tu, pavyzdžiui, nemanai, kad tu ten nusidėjai, ne, aš taip, tarkim, tu negalvoji, nes tikrai būdavo tokių, kurie norėdavo išeiti ir jie negalėdavo, taigi jos bet aš manau, kad jie jau nebesupranta, kas gerai, kas blogai. Jie jums tiek sujauktas protas, kad jie nebegali savim pasitikėti savo sprendimais, žinai, kad, čia aš gerai padariau, čia ne, nes jam prieš tai jau 1000 kartų buvo, kad kažką padarė, vieną kartą tai blogai, kitą kartą tai jau gerai, žinai. Vieną kartą aš tave tėtuku vadinu, kitą kartą aš turiu tave dievu vadinti. Blemba. Tai aš visiškai sutinku, bet aš manau, kad, buvo įvairių, ne, buvo tų palauštų, gerai dar pridėk, kad, pavyzdžiui, nedamiegoja, ne, ten nedavalgė, neprimiegoja, neprivalgė. Bet aš manau, kad net jeigu pas tave buvo tas kažkoks toksai, kad, aš noriu iš čia išeiti, ne, tai nėra gerai, čia, tu jauti, kad, čia nesąmonė, ne. Ir tada tave dar taip sulaužo, tave primuša, tas įsakė šitas, kur tu nori nuo jo pabėgti. Įsakė tave ten primuš, ten sužalo, ten skaudint ir tada tu jį turi apkabinti ir sakyti ačiū, ne, ant kiek tai sielą laužo, tiesiog. Nes tu, ant kiek tu dar turi tada stiprybės tam priešintis. Tiesiog toks aš taip. Jo, ir dar visi kiti tave jau mato po padidinamuoju stiklu, jau tu kažką nusidėjęs. Ir ten, jeigu tavo tėvas koks žinai, ten muša to diržu, ar ten atvirkščiai, tipo, žinai, ten, žodžiu, laužo žmonės, tai taip kaip lasdelės, taip trakšt, tiesiog. Nepamirškim, kad laužo nestiprius ir savim pasitikinčius žmonės. Bet vėlgi, supranė, galėjo ten, tarkim, kokia, žinai, motina, tipo, kuri nėra labai stipri, ten, pavyzdžiui, savo vaikus nusitempta, ne, į tą sektą, kurie neturi ką pasakyti. Bet jie tada užauga formuojami to, tai jie... susiformuoja irgi atitinkamai. Galiausiai, bet jeigu ten turi, tarkim, kokią stipresnę dvasę, ne, žodžiu, tai čia, ta prasme, labai, it's bad. Galiausiai nuspėjom, kad, it's bad. Prie viso to, ką pasakojau, dar maždaug tuo metu prasidėjo šnekos apie masinę savižudybę. Kaip jisai ten rentindavo apie visokius dalykus, kad čia priešai, panašiai, tai dar pridėk ir šitą. Čia jau sektoj. Taip, sakau, čia prie viso to, ką aš pasakau. Ta prasme, kad ten, kad šitas, žodžiu, bausmės, ten panašiai, bla, 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 tai prie to viruso pridėk. Kartais Jim sakydavo, kad jis mirtų kartu su visais, o kartais sakydavo, kad jis vienas turi išgyventi ir toliau skleisti kabutėse tiesą. O negali jis 3 dieną prisikelti? Ne, apie šitą nešnekėjo, nors dievulis yra, bet pasirodo, ne. Tada, kaip aš sakiau, kad laiks nuo laiko ten žmonės taip pabėgdavo, tai atsiskirdavo, žinai, vis tiek. Kad ir jisai ten bandė tuos politikus įtakot, bet jo sektą patraukė žurnalistų dėmesį, nes
daug buvo ir artimųjų, kurių artimieji, galų gale. Kurių artimieji buvo uždaryti, žinai, toj sektoj ir jie tiesiog nerimavo, žinai, sako, mes negalim su jais susisiekti, mes manom, kad jie galbūt nori, žinai, tipo, ir jų neišleidžia, panašiai, jie kreipdavosi į žurnalistus ir visą kitą. Ir galiausiai pradėjo jau vienas kitas atsiras straipsnį, jau kažkas nebebijojo ir paliudyti. Nors aš sakau, kad jį baugindavo, žinai, tuos, bet tipo, vienas kitas jau tenai kažką ir pasakydavo ir panašiai. Ta tikroji žurnalistika tokia jėga yra. Žiauri. Dėl to būtina, sveikai, laisvai valstybei būtina yra laisva žurnalistika. Čia yra tarsi pamatas laisvos valstybės. Ir taip. Ir galiausiai Jim pradėjo jau svilt padai, supranti. Jau pradėjo tenai, žodžiu, buvo paruoštas vienas didžiulis straipsnis apie tai, kaip, iš tiesų jie ten badauja, juos ten baudžia, panašiai, žinai, ir, žodžiu, sužinojo, kad tas straipsnis jau turi greitai išeiti. Ir tada vos ne per naktį jisai priėmė sprendimą pabėgti iš Amerikos. Vienas ar su visais? Su visais, aišku. Vienas jisai... Tu pabėgsi su tokia banda. Tai jau keli metai prieš tai jisai buvo išsirinkęs Gajanos kooperacinę respubliką, čia yra Pietų Amerikoje, žodžiu, valstybė. Jisai buvo išsirinkęs tą vietą, bet persikraustimas realiai buvo priimtas labai paskubom, ta prasme, vos ne per naktį. Ir šiam kartui mes kelsime istoriją. Ne tai, kad niekšiška, bet okei. Tai ką tu manai apie tai iki šiol, ką išgirdai? Aš galvoju, kad reikėjo jam to žmonės įdarbinti slaptus tunelius kast. Eik, tikrai aš būčiau tai padaręs. O kas tais tuneliais reikia daryti? Sulenti gyveni. Tai jas ieško, tu nefiga neranda. Šiaip smagu, dėl smagumo, grinai, aš jeigu jau daryti sektą, tai tada pasismaginam truputį, come on, žinai. Aš manau, kad jam smagu labai buvo, suprantant, amfetaminus. Ai, jo, irgi. Babkių turi, meilužių turi, pisasi su visais, nuolat high, ten gauna savo šūdų šnekėti, visi klauso jo šūdų, išsižioja, ploja jam. Jam labai smagu. Tai man nelabai patinka būti dėmesio centre, tai aš nežinau, aš padaryčiau, kad už mane kažkas kalbėtų ir skleistų ten, skaičiu šiandien tingiu. Jo, aš, matai, jo, kai sakydavo, nejok nugrūsi. Taip, žinau aš apie šitą individą, bet nebuvau taip susipažinus kol kas, žinai, ta istorija, va taip pat nuo A iki kiek čia dabar M, kuri čia galėjo, žinai. Tai, wow, ne, man tai kol kas, žinok, truputį neša. Aš čia dabar ką tik rašiau žinutę, kad, jūs sako, kai įdomi tema kalbam. Ta prasme, jo, žinok, taip kažkaip, man yra daug labai to tokio, kodėl, kaip, ne. Žinai, kaip ir filmą tu žiūri ir neik, dėmit, nuėjo. Tas ko tu tikėjaisi, žinai. Arba jeigu yra blondinė ir juodaodė siaubo filme, come on. Tai čia tas principas. Jo, iš kitos pusės, sakau, labai yra įdomi ta psichologija, būtent masių, žinai, kai pavergia tokį kiekį žmonių vienas, ne? Taip, aišku, jis turi savo artimiausius, bet vis tiek tai yra vienas. Iš kitos pusės tas pats Gebelsas, ar ne, kuris buvo propagandos ministras. Tas pats Hitleris, jisai galėdavo valandą šnekėti apie savo nešvarias kojines ir jisai pritraukdavo mases, nes jisai tiek toks geras oratorius buvo. Taip, žinai, tai va tokie žmonės ir jie va kaip iškreipia visų kitų žmonių gyvenimą, man tai yra žiauriai keista, nes, aš dabar galvoju, gal su manim kažkas negerai, bet tu jeigu visiškai nori pertvarkyti pasaulį ir man dabar teigi, kad ir kaip audringai apie tai kalbėdamas, vargu, žinok, ar aš užrašysiu visą savo turtą tau ir taip toliau. Jeigu man patiks, ką tu kalbi, okei, aš sakysiu... Duos 5 eurų. Max. Ai, nebesvai. 5 eurų yra 5 eurų. Žinai, sakysiu, go for it ir taip toliau, bet tu eik be manęs, aš jeigu labai norėsiu, žinai, prisijungti. Bet kaip mes ir kalbėjom, ne į mikrofoną, man kažkodėl sektos yra kultai, man yra suprantama, kaip vis dėlto žmonės tai nueina ir čia man yra tos tokios visiškai aukos, kuriais yra taip sumanipuliuojama, taip pasinaudojama, taip sugriaunami
gyvenimai, bet turiu omeny, kad ne šiaip netyčia, žinai, ir čia ir dabar, va, 3-2-1, bet sistematiškai tiesiog viskas yra padaroma. Tai, jo, nežinau pati, sakau, aš aišku, eičiau ten daug kilometrų ir visą kitą, kad tikrai išeičiau, bet aš eičiau labai toli, kad manęs tikrai nerastų ir visą kitą, nes negyvenčiau šalia, nes visuomet kvėpuotų, žinai, kažkas įspranda, kažkokia grėsmė, tai va, mano tokia nuomonė. Gaila tų žmonių, kurie tenais papuolė, tikėjo, jie vis tiek tikėjosi galų gale, žinai, kažko geresnio. Negaliu vadinti, kokio mažo, debilas gali naudoti? Ne, debilizmas, ne. Durinis tas, idiotas. Durinis. Dostojevskio idiotas, ne? Idiotas, tinka, man rodos. Idiot. You idiot. Aš dabar Dr. Hausą žiūriu. You idiot. Jeigu Hausas gali naudoti idiotas, tai ir aš. Ja. Jo, negaliu pavadinti tų žmonių idiotais iš tikrųjų ir kad net ir savo vaikus ten nemuždė ir taip toliau, čia jūs visiškai tiesiog aukos. Va čia kaip, žinai, eini ir tave tiesiog vidury gatvės užpuola, o ne tai, kad, žinai, susidėjai ten su bloga hebra, žinai, ir tada pats kaltas jo. Tai čia tam tokiam, kad oi, man tai taip niekada nenutiktų, nes čia, žinai, Jėzau, kaip tie žmonės negalvoja. Aš kažkada senai esu perskaičius gerą palyginimą, kad turėjimas senos mašinos yra panašiai kaip sekta. Nes šito dalyko aš dar nepaminėjau, bet jisai yra irgi labai... Ką? Nespoilink. Bet čia kaip psichologinio dalyko, kad kuo tu daugiau investuoji į sektą, tuo tau yra sunkiau atsikratyti to. Tai va, tai žodžiu, palyginimas yra su sena mašina, ne? Jinai genda ir tu vis kiši pinigus ir kiši. Bet jau sukišai 2000. Bet jau sukišai, nublema, dabar jau turi būti gerai. Žinai. O parduosi tik už 1500. Taip, ir dar jinai vėl sugenda, dar kiši ir tu vis tiek jos neatsisakai, nes aš jau 3000 sukišau ir panašiai. Tai va čia sakau, kad man taip niekada neatsitiks. Man taip sumaniškai buvo. Bet taip yra. Ta prasme, čia dar yra vienas tas aspektas, kad be to, kad esi užmanipuliuotas, galų gale užkankintas tiesiog, tai yra tas, kad tiesiog psichologiškai tam, kur tu daug investavai, ne, bet aš savo, žinai, namus pardaviau, aš savo ten pinigus atidaviau. Kiek aš čia įkišau, nublema, negaliu dabar paimti ir palikti, nėra taip paprasta. Tai ir vis tiek, žinai, ten nepaisant visų tokių bausmių, ten fizinių, nefizinių, psichologinių, žinai, bet tu vis tiek toj komunai gyveni kasdien, ten yra tavo draugai, ten yra tavo bendraminčiai ir tu dabar visko turi atsisakyti, grįžti į šeimą, kurie tave galbūt smerkia, o kiti net neturi kur grįžti, nes viską pardavė. Tai... Gerai, tai tada šitą gaidą šiandien pabaigiam. Pinga. Ir prisijunkite kitą, nenoriu sakyti savaitę, kitą kartą. Kitą kartą. Ir mes viską pratesim. Ok, bye bye.